Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai išbandymų laukų, kuriuose parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistai šią vasarą surengė seminarus pardavėjoms. Jos buvo supažindintos su kitų metų sėklų naujovėmis, galėjo paskanauti ir įvertinti derlių ir tuo pačiu galės pirkėjams padėti išsirinkti sėklas. Gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais laidoje Svajonių sodai pasakosime apie tai, kokias veisles geriausiai tinka auginti lietuviškomis sąlygomis. Padėsime pasirinkti pomidorų, agurkų, salotų, burokėlių, ridikėlių ir netgi arbūzų sėklas. O šiandien parodysime, kokias paprikų veislės galima auginti lauke, kaip pasirinkti ankstyvųjų kopūstų sėklas. Dar mūsų laidos konsultantė Liucija Kunigiškytė patars, kaip polietileno šiltnamiuose sėkmingai užsiauginti baklažanų. Tai Liucija, jūsų bandomosiuose laukuose šiais metais buvo pirmą kartą išaugintas baklažanų derlius. Ir jis yra fantastiškas, neįtikėtino dydžio. Jo, neįtikėtino grožio. Iš tikrųjų neįtikėtino dydžio ir neįtikėtino grožio ir darbuotojai, kurie rūpinosi šituo gausiu derliumi, skambino man ir sakė, nežinau, ką mes darysime su tais kamuoliais. Nes iš tikrųjų, kaip matote, šitos hibridinės veislės, parduodame jas kartu. Tai yra 2 spalvų baklažanai, veislė barbarėja. Hibridinė veislė, ankstyva. Veislės aprašyme sakoma, kad vaisius turi sverti 600 gramų. Manau, jisai sveria virš kilogramo. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad mums pavyko parodyti pirkėjams štai tokį gražų derlių, nes iki šiol baklažanai nebuvo tokie populiarūs, jie daugiau, vadinkime, buvo auginami kaip kažkoks dekoratyvi daržovė, ten nelabai kas į maistinės savybės jos gilinosi. Į Lietuvą jinai atkeliavo ir pradėta buvo auginti ne taip ir senai, apie 70-uosius metus. Tai prieš kiek čia metų? Prieš 45 metus. Bet augalas iš tikrųjų vertas dėmesio, nes pats augalas yra nuostabiai gražus. Jisai žydi štai tokiais gražiais žiedais. Tai yra bulvinių šeimos augalas. Ir net ir tada, jei jums nepavyktų užsiauginti štai tokio derliaus, tai manau, kad pats augalas galėtų papuošti ne tik šiltnamį, bet ir oranžeriją. Taigi čia yra šiltnamis ir čia pavyko. Lauke irgi įmanoma auginti. Mes tikrai pabandysim kitais metais auginti lauke. Nes baklažanai yra bulvinių šeimai priklauso ir, kaip aš sakau, tai yra vienintelė iš bulvinių šeimos atstovų daržovė, kuri gali pakelti -5 laipsnių šaltį. Tai mes tikrai, galbūt ne šitas veislės, ne šitas stambiavaisės, bet savo sortimente turime ir kitas veislės, tikrai pabandysime jas auginti lauke. Ankstyvosios hibridinės veislės Beatrice ir Barbarėja šiltnamyje sunoksta apie Liepos 10 dieną, o derlių galime skinti vos ne iki Liepos pabaigos. Dabar kada skinti baklažanų derlių? Skinti tada, kada odelė tampa štai tokia graži, blizganti. Sunokęs baklažanas turėtų būti gera tekstūra viduje, šviesiai gelsvos spalvos, odelė turėtų būti blizgi, ant taurėlapių būna tokie spigliukai nemalonus, reikėtų vis dėlto su pirštinėm, su sekatorium, nes ranką nenuskinsite, ir sėklelės turėtų būti šviesiai geltonos spalvos. Jeigu sėklelės viduje jau yra rudas, jau tas augalas yra praradęs dalį savo maistinių savybių, ir galima jį naudoti maistui, bet nelabai rekomenduojame. O kalbant apie terasas, aš parodysiu už tas pačias 2 baklažanų veislės užaugintas vazonuose. Manau, kad toks augalas papuoštų bent kokią. Fantastika, atrodo kaip didelis lelijos žiedas dar neišsiskleidęs. Jo, 2 veislės ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo ir viena ir kita, jos puikiai dera, todėl mes į vieną pakelį sudėjome 2 veislės. Dar vieną veislę, kurią norėčiau pristatyti, vėlgi iš tikrųjų, kiek galbūt ne toks gausus derlius, bet iš tikrųjų lengvai auginama veislė, esanti mūsų asortimente, tai yra Black Beauty. Iš tikrųjų juodasis gražuolis, kaip ir minėjau, spigliukai, forma, matote, jau nerutulio formos, bet truputėlį pailga. Vaisiai yra skirtingo dydžio, kaip matote, ir didesni, ir mažesni, tai yra paprasta veislė. Tiesiog renkantis hibridinę veislę, jūs visada turėsite daug maž vienodus vaisius, o paprasta veislė gali atsitikti taip, kad dalis vaisių bus didesnė, dalis mažesnė.
Auginant baklažanus ir tikintis gero ir gausaus derliaus, jiems būtina priežiūra. Patarė Liucija Kunigiškytė. Reikia skabyti lapus, šalinti atžalas. Jeigu pasižiūrėsime į krūmą, yra suformuotos 4 pagrindinės šakos. Kaip matote, augalas buvo retintas. Atidaromas augalas, vėlgi kaip jisai atidaromas, pašalinami lapai. Tiesiog reikalinga priežiūra. Tai nėra lengvas darbas, bet manau, kad derlius atperka bent kokį darbą. Ir dar viena veislė baklažanų, vėlgi šitų kamuolinių, jeigu juos galima būtų taip pavadinti, yra veislė Ronde de Valence. Iš Italijos atvežta veislė, va štai taip atrodo baklažanas. Taurėlapiai ir po to jisai formuoja tą gražų vaisių. Ne? Kaip matote, dera šitą veislę palaipsniui. Jau yra vaisius, kurį mes nuskinsime, šitą skinsime po savaitės, šitie po 2. Bet šiandieną mes turime Liepos pabaigą, jau reikėtų galvoti, nors ir kaip būtų gaila, pašalinti viršūnės. Tiesiog, kad tie vaisiai esantis subręstų. Bet kur galima pjauti, ar ne? Galima jo, nupjauti, kad tiesiog tie žiedai jau neformuotų vaisių, o visas dėmesys būtų sutelktas ir tie vaisiai, kurie yra, užaugtų ir taptų pilnaverčiai. Šiltnamyje pasodinus hibridinės veislės Beatrice ar Barbarėja, Ronde de Valence, baklažanus valgysime nuo Liepos mėnesio iki pat rudens, sako mūsų laidos konsultantė. Sėklas pasėjome kartu su paprikomis. Kovo 4 dieną buvo gan anksti pasėta ir sodinti daigai. Visada kažkaip tai baiminasi daržininkai, tai labai sunkiai auginama, ilgai dygsta, ilgai nedera. Iš tikrųjų, baklažanai pradėjo dėrėti šiltnamyje anksčiau nei paprikos. Tai vėl nereikėtų gąsdintis, tik tai reikėtų nesuanksinti tos sėjos, nes vieta, kurioje mes auginame, tai yra stiklinis nešildomas šiltnamis, jisai nėra sandarus, jisai yra toks, pavadinčiau tas sąlygas tokios, kaip yra pas mūsų daržininkus. Tinkamai parinktos veislės, jomis rūpintasi, laistyta, tręšimas, netgi mes nekovojame, vadinkime, su lygomis. Jų nepuola tiesiog lygos? Mes parinkome veislės, kurios yra atsparios lygoms, tai yra hibridinės veislės, atsparios lygoms, atsparios nepalankioms auginimo sąlygoms, nes mes bandėme pirmą kartą, tai stengiamės paimti tas veislės mūsų asortimente esančias, kurios, vadinkime, turi tas geriausias savybės. Ir mums pavyko. Laidoje Svajonių sodai toliau tęsime temą apie daržovių veislių pasirinkimą naujajam sėjos sezonui. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistų organizuotame seminare buvo pristatytos ir lauke puikiai derančių paprikų veislė. Ar šios paprikos ir yra skirtos augti lauke, ar jūs tiesiog eksperimentus darot? Pernai mes jas auginame šiltnamyje. Jos buvo gerokai aukštesnės, jos dėrėjimo metu pasiekė 70 cm aukštį. Ir mes matėm, kad jos gali augti ir turėtų augti ir mūsų Lietuvoje atvirame grunte. Ir šiais metais mes nutarėme pabandyti auginti, vadinkime, visiškai lauke, ne po priedangomis. Daigai buvo pasodinti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje atskiri į nuolatinę auginimo vietą, tai yra į atvirą gruntą. Tiek sakūra, tiek monanta, abi veislės yra skirtos, kai mes jas įtraukėme į asortimentą, tai iš karto pagalvojame apie tuos pirkėjus, kurie turi balkoną, kurie turi kažkokią tai oranžeriją, kurie neturi didelio ploto ir galvojame, kad tai iš tikrųjų veislė turėtų, tiek viena, tiek kita veislės turėtų būti jiems įdomios ir tiek dėl savo derliaus, tiek dėl dekoratyvumo. Kopūstai itin populiari daržovė, tačiau tiems, kurie nori užsiauginti gero skonio ankstyvųjų kopūstų šviežiam vartojimui, tiks hibridinė veislė Karamba. Ir puikiai veislė ankstyvam derliui, labai skanus, praktiškai, su balandėliais galbūt ir mums nereikėtų jų auginti, jeigu norime balandėlius pasirinkti kitas veislės, bet jeigu mėgstame šviežių kopūstų salotas, tai jie yra... Kokios tos skoninės savybės yra? Iš tikrųjų labai daug cukrų juose yra, labai tokia gera tekstūra pačio lapo. Saldus. Labai saldus. Labai saldus, labai tokie švieži, praktiškai aš nežinau, galima nebent ten kažkokį lašelį aliejaus. Galima be nieko. Visiškai be nieko valgyti. Labai geras skonis.
Kitą sekmadienį Liucija Kunigiškytė pristatys įvairiausias pomidorų veislės, kurios išsiskiria savo skoninėmis savybėmis ir tinka augti mūsų sąlygomis. O dar kitose laidose papasakosime apie įvairiausias agurkų, burokų, salotų ir netgi arbūzų veislės.